Algimantai, sveikinimai ne tik su pergale, bet ir su didelė pergale, su dar vienu čempionų titulu. Ar skaičiuoji ir ar nenusibodo? Skaičiuoti neskaičiuoju ir aišku neatsibodo, juolab paskutiniai metai labiau intrigos įneša į čempionatą, tai manau žiūrovom įdomiau ir mums pačiom gal daugiau nervų kainuoja, bet manau galim taip geriau tobulėti, kai gaunasi pasipriešinimas didesnis iš varžovių. Ar buvo, minėjai, kad buvo gan sudėtinga pradžia, buvo tokių netikėtumų ir ar buvo taip abejonių kilę, ar pavyks ar nepavyks apginti šitą titulą? Natūraliai aišku, kad kilo abejonių, nes turėjom ir traumų, ir žaidėjas, ir yra limitas lietuvių, tai toks turėjom atsakingai ruoštis tam ir manau varžovės patikėjo tiek Žalgirio, tiek Transinvest komandų, kad galbūt šie metai gali būti tie, kad gali nugvelbti tą titulą, bet, kaip sakant, čempioniškas mentalitetas pasirodė antroji pusė. Ypač šiandien atrodė tos rungtynės, kai gali užsitikrinti titulą ir užsitikrinot ne šiaip savo laimėdamos, bet dominuodamos, nugalėdamos rezultatu 5-0. Bet kaip suprantu, šampano šiandien dar negersit. Ne, tai tiesiog garuoja šampanas, tai jo, ruošiamės trečiadienį rungtynėm Europos tauriai, tai ir treneris akcentavo, kad šios rungtynės, turim galvoti apie šias rungtynės, kad užsitikrintume titulą, bet tuo pačiu mes suprantam žaidėjus, kad reikia judėti ir stengtis daryti viską, kad pasiruoštume ir trečiadieniui. Tai manau, šios rungtynės geras pasiruošimas joms ir nusiteikimas. Važiuojant į kelionę bus irgi geras. Ar galima, taip vis tiek žaidėjos jaučia, kaip žaidžia komanda, ar galima sakyti, kad Gintra būtent dabar yra vienam iš aukščiausių, galbūt net ir aukščiausiam savo formos taške sezone? Taip, manau jo, nes daugiau laiko praėjo, suprantam vieną kitą labiau ir daugiau komunikacijos aikštėje atsiranda, tai tas duoda tos gal brandos ar situacijose išpildymą geresnį.